Sveikučiai, mano mylimi žiūrovai. Oi, laikau dabar kamerą, niekur jos nepasidėjus, turiu, žiūrėkit, tokį didelį puodą. Labai gražus puodelis, čia gavau dovanų berods nuo klasiokės. Dovanokit, kad atsigeriu, bet šiandien, grįžau, greit pasitaisiau makiažą, jau saulė leidžiasi. Tuoj bus vakaras ir truputį išeisiu, eisiu prie eglutės, susitiksiu su buvusia bendradarbė, gal išgersim vyno, tai va, truputį pavakarosiu. Ir iš tikrųjų va, dabar visa, neturiu kur to paduku pasidėti, taip apsirengiau jau čia, žinot, ir eisiu dar pasimokinti, nes rytoj rašom atsiskaitymą. Tai dar ir nepristačiau, kad bandysiu filmuoti dienas su manimi, bet gal galėčiau įvardinti, kad tai laikas su manimi. Kažkaip aš daugiau gal orientuojuosi į laiką su manimi ir pažiūrėsim, gal dar šiandien ką nors pafilmuosiu ir važiuosiu be mašinos. Ai, dar šiandien buvo bajeris, einu jau iš ryto į mašiną ir žinokit, niekaip neatsidariau durelių. Ir minuso tokio didelio nebuvo, tai gal artėja tos tikrosios jau kalėdos, nes tikrai norisi per kalėdas to žiemos, to šaltuko, tai gal ir viskas bus gerai, sulauksime šios dovanos, parašykite komentaruose, kaip jūs įsivaizduojate. Ar norite sniego, šaltuko, ar gerai ir taip. Tai aš pageidaučiau tik tai per kalėdas, nes man tai labai gerai ir taip, nes vat vaikštau dar su rudeniniais batais. Tai kur tai matyta, gruodžio galas, vidurys. Ir dar aš su tais batais. Tai ką dar čia su jumis pasidalinti, dar šiandien, kai grįšiu, kelsiu filmuką, kuris man žiauriai patinka, manau ir jums patiks. Tai mes su Juste darėme filmuką, tai va. Tai šiandien dar irgi vienas iš darbelių jį įkelti ir kad jūs visi galėtumėte pažiūrėti. Tai tiek, atsisveikinsiu ir einu mokintis. Nu ką, aš jau žinokit pasiruošus eiti, prisimuturiojau kaip meškienas, aš sėdėjau suknelę, buvau su pėdkelnėm, bet kažkaip galvoju, kad man bus šalta, užsidėjau tokia, žinot, timkas. Tada va šitas megztinis mane visur gelbsti, nes aš eisiu su savo rudeniniu paltuku, dar žieminio nenešioju. O kaip linksma žmogui dabar. Čia kažkas pasakas teka. Matot? Prašau. Va, taip atrodo visa kalėdinė mugė. Labai gražu, labai įspūdinga eglė. Super, žinau, kad eisiu dar ne vieną kartą čia. Gali ir nesigirdėt. Galvojam norą ir 3 kartus sukamės į nesvarbu kokią pusę, su karštu vynu noras tikrai išsipildys. Vynas pradėjo veikti. Ką? Vynas pradėjo veikti. Jo, viskas. Ir eglutė dar. Dar ir eglutė. Kaip gražu Rotušės aikštėje. Pavadinam labirintais. Ai, nu bet mergaitės nieko nebedaro. Tuoj pasakysiu, nori būti YouTube'e žvaigždė. Ai va, šoka. Va, muzika groja, klientų nėra, kas pasilinksmins, tai ne pačios. Žmolis. Ok. Va, kokiam veidrodį mes. Ir vaikučiai šalia žaidžia. Čia veidrodis, šypsokis, maivikis, pozuok judantys žiburėliai, nustebins. Va. Labas rytas, mėlieji. Aš vėl pas jūs užsukau ir ką, galiu pasakyti, kad vakar neturėjau galimybės visai pafilmuoti. Ir ėjau 6 valandą vakaro miegoti. Ar jūs galite patikėti?
grįžau ir jūs neįsivaizduojat, sėdžiu, akys tik tai va taip leidžias, nusakau, nu ką daryti, einu miegot. Tai realiai nieko nenuveikiau, dar turėjau planų. Taip jau atsitiko, kad tų planų kaip ir neįgyvendinau. Ir ką dar norėjau pasakyti. Labai smagiai tada praleidau vakarą. Matėte, labai graži eglutė ir gavau dovanų, vėl gavau dovanų. Mes kaip ir nesitarėm keistis dovanėlėm, bet taip gavosi, kad aš smulkmeną padovanojau ir gavau iš jos tikrai nesmulkmeną. Jūs tik pažiūrėkit, kokią nuostabią žėrinčią žvakę gavau. Ir čia rožytė viduj. Nu žiauriai, yra graži ir dabar galvoju, kur čia man reikės ją pasidėti. Ir, žodžiu, gavau tikrai nuostabią žvakę, ją deginsiu ir džiaugsiuosi ir ačiū tau, Ilona. Tai va, ką dar aš jums norėjau pasakyti, matote, pasidažiau su lūpų blizgesiu. Labai gražiai jisai švyti. Ir šiandien, kai pabudau, mano tokia nuotaika buvo, kad aš galvoju, aš noriu ružavą būti šiandien, noriu ružavą būti. Tai va, šiandien ružavą megztuką užsidėjau, Oskaras ružavą detalę, įsisegiau ružavas blizgesys ir ružavi šiek tiek šešėliai, nors jums gerai nesimato mano šis pintikas, kuris nedingsta ilgai ir mane kankina. Ir dar parodysiu tą lūpų blizgesį. Tai jisai, tas lūpų blizgesys yra gautas iš Ernestos. Va, štai šis. Ar jums matosi? Nu, aš jums gal geriau pasakysiu. Maybelline Color Sensational Shine Gloss. Tai tikrai įdomi labai konsistencija, net nepasakyčiau, kad tai tikras lūpų blizgesys, nes tepi ir atrodo prilimpa prie tų lūpų kaip lūpdažis, tai gal ir išsipildė mano noras gauti kažkokį blizgesį, kuris tikrai gerai laikosi ir prisitvirtina prie lūpų kaip lūpų dažai. Tai va taip, tada dar šiandien, kai atsikėliau, nu tai laiko aš jau turėjau, tai ir skalbimą pasidariau ir išskalbiau savo šepetėlius, nu, rankom išploviau savo makiažo šepetėlius. Jie atrodo štai taip dabar vonioje, savo gražiai ilsisi ir aš juos taip palieku. Ir visą laiką, kai aš išplaunu šepetėlius, aš juos palieku tiesiog nudžiūti šiek tiek ir tada tik tai jau džiovinu arba ant gyvatuko, arba ant radiatoriaus. Tai dabar kaip ir labai gerai, kad šildymas yra įjungtas, tai mano visi šepetėliai greitai išdžius ir rytoj vėl turėsiu sausus gražius šepetėlius. Ir dar minėjau, kad eglutę pasipuošiau. Tai galiu pademonstruoti, kaip atrodo mano eglutė. Tai va, taip atrodo mano eglutė, jau dovanėlių pridėta. Va, kokia jinai. Visa gražutė, kaip jūs galvojate, ar graži eglutė. Va, tokie žaisliukai. Šitas man labai gražus senelis. Va, visur dovanėlės. Tai va. Ir ką dar šiandien žadu nuveikti, turiu važiuoti į mokslus ir ką gal dar susitiksime, tai iki kitų susitikimų. Labas rytas, aš visa užtinus, neseniai atsikėlus prieš kelias minutės ir tikrai jau šiandien ką nufilmuosiu, tai pridėsiu prie jau esamos medžiagos. Ir viskas, redaguosiu filmuką ir kelsiu. Šitą dar eisiu ką daryti, gerti kavytės. Eisiu išsimaudyti, nes man labai patinka pliškentis. Tuo pačiu metu, kai maudysiuosi, dar žadu pasimokinti, nes aš, žinokit, neturėsiu laiko visiškai mokintis. Ir šiandien man labai ypatinga, labai svarbi diena ir aš jums ten nepasakau, bet žodžiu, aš važiuosiu į oro uostą pasitikti
kai ką, gal eigoje ir papasakosiu ką. Tai va, tai gal dar parodysiu kavytę, va girdžiu, kad tuoj išsijungs vandens arbatinis ir iki. Štai taip atrodo mano nuostabusis gražusis puodelis. Čia aš gavau iš vyro dovanų praeitom kalėdom ir aš jį dievinu, jisai yra mano stiliaus, man labai patinka vat, visokios gėlytės ir čia taip įmantriai išbraižyta, šiek tiek paauksuota, tai vat, jau čia įsidėjau kavytės. Ir aš geriu kavą su cinamonu ir be jokio cukraus. Ir dar nepaminėjau, kad geriu būtinai su pienu. Tai va pamaišau, leidžiu jai pritraukti ir įsipilu pienuko. Taip va. Dar pasidžiaukit mano nuostabia eglute. Aš visą laiką, žinokit, ją įjungiu, kai atsikeliu. Ir tikrai labai smagu ją žiūrėti. Turėjau vieną klientę vakar, tai jinai sako, tu kiek čia dovanų. Taip, daug dovanėlių, kalėdų senis šiais metais dosnus. Va, dar galiu parodyti, kaip atrodo už lango. Ai, ir žiūrėkit, parodysiu aš jums, kaip pasidariau. Va, snaiges, tas pamenat, Ernestą man atsiuntė. Va. Gražu, ar ne? Tai va, kelios šviesytės. Nu, gal jau daugokai žmonių atsikėlė palyginus. Šiandien sekmadienis. Na ką, aš ką tik iš vonios, veidas paraudęs, plaukuose garbanėlis. Aš visą laiką, kai gaunu drėgmės, tai mano plaukai labai susigarbanoja, nes šiaip linkia garbanotis, bet mano tokios garbanos, žinot, nežinau, ne tos taisyklingos. Tai va, išsimaudžiau, oi dabar į rankas nepaimu, tuoj paimsiu. Visą kūną išsitepiau štai šią priemonę. Jums minėjau grožio patarimuose, jeigu norite įdegio, tai naudokite kažkokius kremus su rudom spindinčiom dalelėm, tai čia aš naudoju Dove Summer Glow plus Soft Shimmer. Nu, lengvas toksai blizgėjimas ir man primena vasarą, tai tikrai man labai patinka. Tik tai šituo kremu, kai išsitepam, tai reikia būtinai palaukti, kol jisai įsigers. Tai va, kremu aš jau išsitepiau. Tada žinot, ką aš dar noriu padaryti. Gal, tuoj aš jums palaukit, gal aš pakelsiu. Aš labai noriu pasidaryti veido kaukės ir nežinau, kurią pasidaryti. Turiu štai tokią kaukę ir štai tokią. Tuoj pasakysiu šitą su kuo. Veido kaukė ypač drėkinanti su perlų ekstraktu. O šita kaukė, šita kaukė tai yra platina ir placenta. Skatina kolageno, elastino ir hialurono rūgšties gamybą. Manau, kad šitą pasidarysiu ir kokia graži pakuotė. Tai va, užsidėsiu šią kaukytę. Na štai, aš kaukytę užsidėjau, labai nenoriu šnekėti daug, nes vis dėlto atšoks mano kaukė, bet jau jaučiu nuostabų jausmą dabar. Tai man reikia pabūti 15-20 minučių. Tai štai, aš jau po kaukės esu, tiesiog sužavėta, jau antrą kartą bandau tokio tipo kaukę ir man tai daro stebuklus, esu kaip po kokio spa salono ir po kokio masažo, nes veidas visas švelnus toksai, tikrai labai labai smagu. Tai ką aš apsirengiau, dar išploviau grindis. Noriu pasirodyti savo mėgstamiausią megztuką. Žiūrėkit, koksai.
Va, aš kaip vaikas koksai. Tai čia aš praeitais metais H&M pirkau ir čia su Vilna, tai nežinau, nešioju ir nešioju, galėtų būti du tokie, tai kai išskalbčiau, galėčiau pasikeisti. Tai dabar yra 10 valandų ryto, aš pasidariau pusryčių, kai pamatysit mano pusryčius, sakysit, eina savo apžorą, čia pietus, tai va, tuoj parodysiu savo pusryčius. Tai štai mano pusryčiai, čia yra žuvytė hekas ir mano mylimiausias arbatos puodelis pripildytas žolinėlio arbatos, tai va. Ir dar žiūriu virtuvės istorijas, tiesiog dabar pritildinau, kad jums nesimatytų. Ir viskas. O valgysiu tokius pusryčius, na, tikrai ne pusrytiškus, tai dėl to, kad nežinau, ar šiandien galėsiu normaliai papietauti, nes daug darysiu visko, daug darbukų. Ir gaminsiu pietum šiandien patiekalą. Nu, paprastą žodžių, gal aš jums parodysiu, jeigu man pavyks, jeigu ne, tai galutinį rezultatą, tai dar susitiksim. Na, štai darau pietukus. Nulupau bulves, pagardinau prieskoniais, dėsiu į blėtą ir iškart kepsim. Tada vakar susmokinau vištienytę, pipirų dėjau, česnakų ir dar tokių prieskonių, bet aš juos parsivežiau iš Amerikos. Tada džiūvėsėlį, kiaušinio plakinys ir prie šio patiekalo galvoju, kad naudosiu kaip daržovę šiuos burokėlius. Tai va. Tiek iš mano virtuvės. Atvykau, štai Ikea, lietus lyja ir štai Nordika. Tai eisiu aš į Nordiką ir pabandysiu Ikea, nes dar turiu laiko. Tai aš eisiu ir ten, jeigu aišku turėsiu laiko. Gal pirmą einu aš į Nordiką ir ten pasivaikščiosiu. Man reikia iš tikrųjų papildymą nusipirkti sąskaitos. Vakar 2 kartus važiavau į parduotuvę pirkti papildymo ir spėkit, ar nupirkau. Nenupirkau. Tai va, oi, pritilinsiu, čia muzika graži groja dar. Tai gaila, kad aš nelabai gerai čia jų matausi, bet negalėjau tikrai įteisti savo to didelio fotoaparato, kameros, tai teks man džiaugtis šiuo telefonu. Tai dar gal sugrįšiu iš kokios parduotuvės. Aš einu jau iš Nordikos, pažiūrėkit, ką nupirkau. Toksai gražus meškiukas. Oi, nekliek. Nu, žiauriai gražus. Tai va, šiandien iš oro uosto paimsiu savo vyrą, kurio seniai nemačiau. Ir labai norėjau jam ką nors tokio nupirkti. Ir žinot, galvojau, pirksiu labai tą didelį balioną. Ir kažkaip pamačiau tokį simpatišką, aišku, jis pagalvos, kad visai aš iškvailėjau, gėda jam bus paimti, jau čia likščia man šitas balionėlis. Nu, bet tikrai, oi, atsikabino, žiūrėkit, reikia pataisyti man. Tuoj sugrįžti. Aš grįžau į mašiną, padėjau meškiuką ir dar parodysiu, ką nupirkau. Ir įmesiu jums keletą nuotraukų, ko nepirkau, bet kas man labai patiko. Tai čia pirkau Eurokose su kivi skoniu ir laimu veido šveitiklį. Tai niekad nesu bandžius tokios firmos. Palaukit, kažkaip gražiau paimsiu tą telefoną, matosi mano tie pirštai. Firma Markel Cosmetic. Na, tai tikrai kaip ir nebrangi firma. Bet pabandysim, net nebuvau atsidarius pauostyti kvapo, tuo atsidarysiu ir su jumis, oi, ir išbėgo šiek tiek, o kvepia skaniai, žinot, šiek tiek išspaudžiau ir pradėjo bėgti, ant pirštų šiek tiek išbėgo, bet tikrai atrodo visai toks nieko reikaliukas, tai žiūrėsim, kaip man jis patiks. Tada baiginėjasi mano makiažo valiklis, nupirkau iš Natura Med, 3 viename, čia yra pienelis ir kartu tipo makiažo pašalintojas, nuėmėjas ir dar su kuo, su hialurono rūgštim, tai va, visai, aš nežinau, būsiu tokia jaunutė, tokia gražutė, kad tikrai visi duos man mažai metų.
Tai vat, pabandysiu, šitos firmos tikrai nesu bandžius. Ir kitą dalykėlį nusipirkau, kur dariau daug, nedaug, 2 gal nuotraukytės padariau, kas man patiko. Tai, čia taip nemačiau, žodžiu, maišelis atrodo taip. Galima jau ir kažkam dovanoti, bet dabar žiūrėkit, ką pamačiau. Matot, skylutės. Tai aš čia pirkau auskariukus ir tuo išpakuosiu, jaučiu, kad aš juos ir įsiseksiu. Aš jau žinokit, įsisegiau tos nuostabius auskariukus, jūs pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit, kaip jie atrodo. Jie nerealiai dera ir prie mano šaliko, ir prie mano marškinukų. Ir apskritai aš mėgstu kažkaip tą geltoną, mėlyną spalvą. Tai pažiūrėkit, čia yra ir su geltonu. Na ir mano makiažas šiandien toksai nesimato gerai, bet aš dėjau ir geltonos, auksinės spalvos ir mėlynos. Tai va, tai negalėjau aš jų jau ir neįsisekti. Ir plus dar buvo nuolaida 50%, tai aš ir nupirkau ir tuoj va dar išsitraukiau savo piniginę, pažiūrėsiu, kaip ta įmonė vadinasi, nes, žinokit, čia nesite degalai, nes aš jos ir nesu tokios girdėjus, gal jos čia kitur ir nėra, tik tai šitoj rimy. Tuoj palaukit, paieškosiu, nes aš čia ilgai ieškosiu, matau. Mėtame, kad aš tą čekį neradau, bet ašgi gavau dovanų kortelę, visą laiką su šia kortelė gausiu 10% nuolaidą, jūs tik pažiūrėkite, kokia nuostabi dovanų kortelė pavadinau. Gavau šitą nuolaidų kortelę, jūs tik pažiūrėkit tikrai, kaip nuostabiai atrodo. Aš kai tokia moteris, kuri mėgsta viskas, kas blizga, gražiai pateikta, tai mane užbūrė į tą parduotuvę, aš vaikščiau ir man, žiauriai buvo ten gera ir va, tikrai yra nuostabi ir pažiūrėkit, kaip pavadinimas įmonės. Iguana, Fashion for Her. Tai va, aš esu nerealiai patenkinta ir manau, kad jūs irgi sutiksite su manimi, kad tai yra tikrai gražūs auskariukai, labai gražūs. Ir man prie šiandieninio įvaizdžio žiauriai gerai tinka. Tai ką, lipu iš mašinos, tikiuosi mano tas balionėlis nesubliukš ir aš išlaikysiu iki oro uosto, o liko kiek? Liko 2 valandos ir 25 minutės, tai tikrai važiuosiu anksčiau, prieš gal valandą kokią, ir jau tenai tam oro uoste lūkuriuosiu ir labai lauksiu vyro. Tai va, tuoj aš jums pas jūs vėl sugrįšiu. Koks fainas dekoracija graži. Atvykau į aikštelę, pasistačiau mašiną ir va, galit pažiūrėti, kad tikrai oro uoste. Rūkas didelis, tikiuosi lėktuvo neatidės, nes čia aš nežinau, ar čia kas matosi, bet rūkas labai didelis. Tai aš jaučiu, kad dar šiek tiek pabūsiu mašinoj ir eisiu į oro uostą laukimo salę išsišniukštinėti. O gal pirmą nueisiu išsišniukštinėti, tada grįšiu, jeigu ten man nusibos. Laukiu, vis dar laukiu ir neteinu, nors jau vyras skambino, kad jau nusileido, nors aš jau mačiau prieš 10 minučių, kad jis nusileido. Tai va, jau žmonės eina, tai žiūriu, gal jau ir maniškis ateina. Kaip nesulaukiu vyro. Mielieji, aš vėl iš dušo ir viskas, baigiu filmavimą dieną su manimi, tad iki kitų susitikimų.